ką kalbame mes vyrai, kai šalia nėra moterų? Apie sportą, automobilius, verslą? Netiesa. Mes kalbame apie moteris. Žymus Lietuvos vyrai intriguojančiuose video siužetuose atvirai prabils apie juos keliančias moteris. Garsus Lietuvos aktoriai, muzikantai, šokėjai, verslininkai bei sportininkai atvirai papasakos, kokios yra jų svajonių moterys ir dalins patarimus, kaip jos turi elgtis ir atrodyti. Vytautas Rumšas – žinomas aktorius, renginių vedėjas ir žavus vyras. Ar jis norėtų suvaidinti Jamesą Bondą? Ką pirmiausia Vytautas pastebi moteryje? Ar jam patinka komplimentai apie jo išvaizdą? Visą tai pamatysite šiame išskirtinėme siužete. Na, daugelis vyrų ateidami į grožio saloną prašo visada, žinai, kažko naujo ir nori naujai atsišviežinti savo išvaizdą, kad kartu gerai atrodytų ir gerai jaustųsi. Bet nedaugelis, tarkim, vidutinio amžiaus vyrų turi gerus ir vešlius plaukus arba apskritai iš vis jų neturi. Vienintelis būdas tai kompensuoti yra barzdos auginimas ir simetriškas jos formavimas, norint, kad veido bruožai išryškėtų. Arba tiesiog paslėptų veidų trūkumus, tarkim, kaip ilgas makra. Vytautui pritaikiau kirpimą, tokį kaip angliško labiau stiliaus sušukavimą, kartu ir pritaikiau barzdelę, kadangi jo veidas yra ganėtinai smulkus, tai būtent suformavau jam barzdelę, kuri tinka ir prie veido, atrodo ganėtinai klasiškai ir šiuo metu barzdelės yra labai madingos ir būtent kiekviena barzda vyrui, manau, pabrėžia vyriškumą, tai yra neatsiejama dalis. Jeigu mes norime būti tikrais vyrais, mums reikia nepasiduoti. Mes negalim pasiduoti. Mes neturim teisės pasiduoti. Va. Turbūt žmogui, kuris neįsivaizdavo savęs kitaip, sunku paaiškinti, ką tai reiškia būti aktorium. Jeigu padirbėčiau kažką kitą, galėčiau pasakyti, ką tai reiškia būti aktorium, bet taip kol kas normaliai taip ir nieko nedirbau. Taip jau, kad jau reikėtų, turėčiau savo kėdę, savo stalą ir kortelę įėjimo. Pip, pip. Na, būti aktoriumi tai reiškia būti visą laiką neužtikrintų, bet tai reiškia tuo pačiu metu, kad visą laiką būsi judėjime, į priekį, arba atgal. Vaidinu, renginius vedu, garsinu filmus, garsinu reklamas, režisuoju šiek tiek TV laidas, prodiusuoju, ką aš dar darau. Dieve, nu, va, jau vien to užtenka. Tik skambų žodžiai, ne taip, režisuoju, bet kad pas mus tas režisierius, Dieve, išaukštintas iki Olimpo ir turi, tenai, nežinau, kelis pagaliukus, reikia padaryti kėdę. Tai kai tu tą darydavai mokykloje, tai vadindavosi darbų pamoka. Pas suaugusių pasaulyje tai vadinasi projektas. Projektų gyvendinimas, tada projektų vadybininkas, dizaineris atsiranda, dar kažkas, technikas, dar kažkas, o čia kai tu pats viską padarai. Tai tik tai, kad tos etiketės kaip tokios, suaugusių etiketės. Ne, man nepatinka suaugusių pasaulis. Man suaugusių pasaulyje biški nuobodu. Senas, geras moteriškumas. Be abejonės, tai priklauso nuo to, kaip atrodė jo mama, kaip atrodė jo vaikystės pasakų fėjos, kaip atrodė toliau mėgstamiausi kino personažai. Iš viso to sudėlioja vyrai ir susidėlioja vieną paveikslą, kurį turbūt ir po to kiekvienas laiko to tikruoju moteriškumu. Savaime suprantama, jeigu žmogus esi, kaip sakyt, besidomintis daugiau negu vien tik tai batais, muzika, automobiliais ir kosmetika,
tai turbūt turėsi daugiau ką šnekėti, bet būna atveju turbūt, kai žmogus ir neturi daugiau ką pasakyti negu tos 4 temos. Tai manau, per 10 minučių galima suprasti, ar žmogus turi ką pasakyti, ar žmogus neturi ką pasakyti. Vienos ieško tėvelio atitikmens, kitos ieško berniuko saldainiuko, trečios ieško, kad jas išlaikytų. Vienos tos, kurios nori būti, tos, kurios yra valdingos, tikrai neieško kito valdingo vyro, ieško tą, kurį galėtų valdyti. Čia žmonija kiek egzistuoja, tiek tie patys principai turbūt ir galioja. Tai yra tarpusavio pusiausvyros principai. Ta mergaitė, kuri neturi pinigėlių, nori, kad vyras turėtų pinigėlių. O ta, kuri turi pinigėlių, ieško, ant ko galėtų tos pinigėlius išleisti, bet kad būtų gražus. Ir durnas. Tėvystė yra nuostabus dalykas. Anksčiau nuspręsdavai, kad reikia išeiti į miestą ir tai vykdavo per 15 minučių. Dabar tai išeina per valandą. Metai bėga, jėgos senka, bet tiek, kiek spalvų atsiranda gyvenime, tai čia turbūt nei vienas kitas įvykis gyvenime neturi tiek įtakos ir tiek pasikeitimų, kiek tėvystė. Gyvenimas veža, ne tėvystė veža, pats gyvenimas kitoks jisai veža, nes tame gyvenime atsiranda ne vien tėvystė, tame negalima absoliutinti. Gyvenimas veža. Dieve mano, vyrai turbūt niekada gyvenime nebus pasiruošę vaikams, nes tu galvoji, kad ateis tas momentas, kada tu jau atsikėliau šiandien šeštadienį, aš jau pasiruošęs vaikams. Aš jau galiu. Išlendu į miestą ir jau jaučiu, kad galiu vaikams. jau aš pasiruošiau. Man jau 45, aš dabar jau pasiruošiau vaikams. Ne, taip nebus. Tai vyksta netikėtai, visą laiką nepasiruošus ir turbūt tame ir yra žavesys visos tėvystės ir viso to gyvenimo didžiojo pokyčio. Aš apie stereotipus iš vis turiu atskirą nuomonę, kad stereotipai tam ir sugalvoti tiem, kurie nežino, ką veikti gyvenime. Jeigu tu nežinai, kas tu, ar tu vyras, ar tu moteris, savo bendravime su vaiku, tai tau stereotipas sako, gali pasirinkti. Gali būti moteris, gali būti vyras. Tai tie, kurie neturi galvos, pasirenka būti vyrais ir būna labai griežti, labai tokie, atlikau darbą, subariau vaiką. Ne, jeigu žmogus turi smegenų, tai jisai pakankamai, manau, aiškiai susidėlio savo prioritetus, todėl kad kiekvienas vyras, kiekvienas vaikas, kiekviena šeima yra absoliučiai individuali ir aš absoliučiai nemėgstu stereotipų, kurie sako, kad yra vienaip arba yra kitaip. Stereotipai yra nuobodu.